Muzika? Muzika. Muzika. Mes jį girdime pastoviai. Ar tai televizoriaus reklamose, bekylant liftų, koncertuose. Ją naudojame, kad nusiramintume, pakeltume savo nuotaiką, tam, kad galėtume gauti geresnį pampą salėje, ar tiesiog, kad pamokos laikas greičiau praeitų. Šie garsų mišiniai mus supa visur, ir jie sugeba mus visai paveikti. Ir jei manęs paklaustų, kur muzikos įtaka yra stipriausia, mano atsakymas būtų paprastas - kompiuteriniuose žaidimuose. Kompiuterinių žaidimų muzika. Kas tai? Tai yra garso takelis lydintis vaizdo žaidimus. Bent jau man tai Google išmeta. Tai gali būti intensyvios kovos, bėgimo ar stovėjimo ir net krovimo metu paleidžiami garso takeliai. Ir joks žaidimas be jų nebus geras, nes muzika žaidimuose sustiprina perteikiamą žaidimo toną, jausmą, temą. Tad norėčiau pradėti nuo 2016 metų žaidimo pavadinimu Doom. Žaidimo, kurio tikslas yra žudyti, naikinti ir sutriuškinti demonus. Jei žaidėte šį žaidimą, žinote, kokia svarbi yra kovos muzika šiam kūriniui. Ir jam puikiai tinkantis sunkusis metalas, kuris padeda žaidėjams įsijausti į tikro, kieto riešutėlio vaidmenį. Tai ne tik garso takelis, tai pulsuojanti simfonija, pakylėjanti adrenalino antplūdį į visiškai naują lygį, pasakė Elonas Muskas. Akimirką, įsivaizduok, demonų sprogdinimą be intensyvaus sunkiojo metalo garso takelio. Tai nebūtų tas pats, tiesa? Kovos muzika Doom'e yra puikus pavyzdys, kaip muzika gali pagerinti bendrą žaidimo patirtį. Dabar pereikime prie Dying Light. Žaidimo atmosfera yra šiurpi, nukelianti žaidėjai Turkijos miesto Harano greitą griūtį nuo nesuvaldomo viruso, kuris pavertė paprastus žmones į nebekontroliuojamus zombius. Dienos metu žaidimas yra paprastas slash and hack, su daug parkūro kovojimo ir bėgiojimo, bet nakties metu žaidimas tampa visiškai kitokiu, kur nuolat judi, kai tave seka volatilai. Oh shit, they must have heard me. Naktiniai super zombiai, po kurių greitai gali atsirasti kape. Nakties metu viena tavo klaida gali pradėti nakties gaudynės. Įsijungus naktinių gaudynių muzikai, kiekviena situacija paverčiama į širdį virstančias lenktynes dėl išlikimo. Dying Light muzika ne tik papildo žaidimo eigą, bet ir yra esminis elementas, didinantis baimės faktorių ir prikaustantis žaidėją prie kėdės krašto ir priverčiantis sutraukti šikną kaip razinką.
Dabar leiskimės į zoną su žaidimu Stalker Shadow of Chernobyl. Šio žaidimo pasaulis yra apleistas, gal net labiau apokaliptinis. Jis yra nukentėjęs nuo Černobylio atominio reaktoriaus nelaimės, kuri jo viduje sukūrė zoną, kuri yra pilna nepaaiškinamų anomalijų, mutantų, banditų, radiacijos ir neįkainojamų lobių. Tu, kaip vienas iš daugelio stalkerių, ieškai joje lobių. Šiaip ką reiškia žodis stalker, tai įdomus faktas, kad pats žodis tas. Jo akronimas angliškai reiškia Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers. Visi asmenys, kurie į jos vidų nelegaliai eina ieškodami turtų, lobių ir nuotykių. Пришло время, я вижу твое желание. Po kiekvienos išvykos į zoną, kurioje grūmiesi su kiekvienu pavoju, kovoji dėl išgyvenimo, ieškai lobių. Ir kaip pagaliau grįžti po savo ilgos ekspedicijos. Ir gauni šansą, prieėjęs prie laužo, išgirsti gitaros muziką. Gauni tuo momentu atsipalaiduoti. Tokie momentai žaidimui suteikia žmogiškumo ir atitraukia tave nuo kitaip niūrios žaidimo aplinkos. Мастер! Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Tokios scenos rodo, kaip paprasta akustinė melodija gali suteikti atokvėpio akimirką, pabrėždama kontrastą tarp atšiaurios zonos realybės su trumpos paguodos akimirkom prie laužo. O kaip dėl siaubo žaidimų? Ar jų neįtakoja muzika? Žinoma įtakoja. Ir Dead Space yra puikus pavyzdys, kaip muzika gali padidinti įtampą šiame nuolatinės paranojos simuliatoriuje. Žaidimo kovos muzika ne tik praneša apie pavojų, bet ir sustiprina baimę. Todėl kiekvienas susidūrimas su nekromorfais tampa nervus kurstinančia patirtimi, kur muzika padeda suprasti, kada esi saugus, kada gali eiti toliau ir kada išlys jie vėl. Run, Isaac! Get the hell out of there! Šiame žaidime muzika tave gali priversti pasijusti taip, tarsi būtų medžiojimas kosmoso gelmėse. Ana Frank.
Strateginius žaidimus irgi gali įtakoti muzika. Ir Rome Total War yra puikus pavyzdys, kaip tai padaroma. Šio didžiojo strateginio žaidimo žemėlapio ir mūšių muzika ne tik įtraukia į antikinį pasaulį, bet ir suteikia epinio masto įspūdį užkariavimams, mūšiams ir strategijoms. Yes, sir! Out of move, sir! Mercenary. Units, march! Cavalry! 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 Units, march! Nesvarbu, ar planuoji politinius manevrus, ar vedi kariuomenę į mūšį. Atitinkama muzika tave lydės, kuri kels mįslumo arba suteiks ryžto tavo strategijoms. Rome Total War vaidina pagrindinį vaidmenį, kuriant įtraukiančią istorinę patirtį. Yes, strategos! Forward! We can't do that, sir! Yes, strategos! Taigi, štai jums ir kelionė po įvairius būdus, kuriais muzika formuoja mūsų žaidimų patirtį. Nuo adrenalino kupinų dūm ritmų iki užbarančių stalkerio melodijų. Vaizdo žaidimų muzika yra galinga jėga, sustiprinanti kiekvieną mūsų žaidimų nuotykių aspektą. Tad nenuvertink muzikos žaidimuose ir nepasiduok matricai. Peace!